Pasindėjai prisijungė ir manau mes galėsime pradėti. Pradėsime porą minučių gal anksčiau negu lygiai 9, nebent mano laikrodis nelabai gerai rodo. Labai gražu. Ar mes galim pradėti jau? Galim pradėti. Taigi, mėlieji dalyviai, merkiniškiai, svečiai, su vienybė ir meilė širdyje mes prisijungkime prie tos didingos, gražios akcijos, tradicijos, kuri Vilniuje dabar per visą Lietuvą. Šimtuose, gal tūkstančiuose miestelių, miestų, visa Lietuva stovi, visi lietuviai surėmę pečius ir nežiūrint jokių skirtumų, jokių išskirtinybių savo, visi mes dabar lygus, visi mes savo šalies gyventojai, mes visi pasiruošę kažką padaryti gero. Ir pirmiausia, tai pasiruošę giedoti iš visos širdies prasmingą ir galingą tautišką giesmę. Lietuva tėvynė mūsų, ištraikės tavo sūnus, esybės Ačiū Jums, mėlieji! Tai buvo nuostabi tautiška giesmė. Manau, gerumo ir stiprybės Lietuvoje jos tapo tikrai daugiau. O dabar tęsime programą. Neišsibėgiokite toli, nes čia su Jumis viduramžių pasiuntiniai ir jų galinga programa. Reikės įsitraukti, nepabėkite! Sveiki visi dar kartą. Prašom prie mūsų ekspozicijos truputį arčiau, rateliu, gražiai. Daug kalbėjom šiandien apie įvairius dalykus, apie visokius kalavijus, ietis ir taip toliau. Šiandien turbūt pabandysim pademonstruoti kažką, žinoma, gražiai, kaip tai turėtų veikti, kaip tai turėtų atrodyti, kad jums, sakykim, galbūt lengviau būtų tai suprasti. Prašom, palauksim truputį kelias minutės, kol jūs nusileisit arčiau, aplink mūsų darysit ratą, tai bus visiems...